2011 metai, gegužės 28 diena. Poezijos pavasaris Lietuvoje jau 47, Zarasuose 27. Pirmasis renginys vyksta Salako kultūros namuose. Faustas Kirša. Kiekviena gėlė turi savo istoriją, savo išgyventų metų ar dienų kelionės istoriją. Kiekvienas vabalėlis, judėdamas tarp žemės grūstų, turi savo istoriją. Kiekvienas žmogus, išsėdėjęs visą amžių savo parapijai, ar tas, kuris apkeliavo visą pasaulį, turi savo istoriją. Kažkaip nujaučiu, kad mane pakvies pirmą, nuojautą. Ir pirmas eilėraštis bus susijęs su tuo, kad poezijos pavasarį daug prie stalų sėdim. Šviesa mus apgobė prieš mirtį, kaip mus apgobė prie stalo, kur mes geriame sodos vandenį, jis taip švyti, vanduo ar soda, neužtenka šviesos aprašyti, jos per daug, kad pajudinčiau pirštą, jos per daug, kad pakilčiau nuo stalo, tavo plaukai plaukia visom spalvom. Jie ošia kaip jūros kriauklė, jie plevena kaip jūros paukščiai, jie sklinda kaip jūros šviesa. Šalis ši, kaip matot, keistoka. Lietus čia meluoja ir drobinis dangus truputėlį languotas. Net saulė kreiva, vos išvydus mane apmėto alkanais savo zuikiais. Čia girgždanti upė ir skraidantis bokštai vis taikos išlupti akis. Kis, 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 šūkteliu valkataujančiai ką, bet ir jį nusiplauna. Šalis ši, kaip matot, keistoka. Žodžiu, iškart buvo dešifruotas. Mane čia atpažino kurso laikų viena moteris kolegė. Buvo labai nustebintas. Na, tai vat nuo siurprizo prasidėjo. O čia mano draugystė su poezija keitėsi. Seniau ir skirta Konstantino Jeseninui. Jis jau yra miręs, Evgenikovo kapinėse palaidotas. Taip, naktinis susitikimas su Sergejum Jeseninu. Na ir sekėsi, mielas Serioža, aš tave pažinau iškart. Kaip bebūtų, nors porą žodžių, tokia proga man leisi tart. Mes abudu tikri šviesiaplaukiai, mylim žemę, mylim dainas, ir rugius, kaip birželiai, išplaukia. Mėgstam pievas, braidyti žalias. Ilgiausio gyvenimo, duonos, dantų, meilės neblėstančios, josios daiktinių įrodymų pilnos namų pakampės, mažmožių visokiausių, dulkančių sąmonės barškaliukų, mėlyno dviračio besėdynės, savo jau baigusių meškerykočių. Šiandien esi lyg apsalus sielelį kampe, tarsi švelniavos kaltumėlis po skrybelę. Šlapinės tarytum verktum ar juoktumės, lyg mane ir anglį tadį sėtų švelniausias meilės ryšys. Gyvenu abrozdėlį. Štai paveikslėlis kabo. Abrozdėlis, sakytų bobūnė. Mokė mane kalbėti te baigusi 2 klases. Poniškų žodžių, perėjūnų trupinių prisirankėjau. Iki šiol byra iš kiaurų kišenių. Nuotrauka, kurioje gyvenu nuo praėjusio amžiaus. Išlipu kas ryt pasižmonėti. Rankas iškėlęs saulėn, su plakančia širdim, pagarbinsiu dievulį ir pabučiuosiu taip, kaip niekas nebučiavo. Visur, kas žemėj auga arba dūli. Faustas Kirša. Mūsų šventė poeto Fausto Kiršos, kurio 120-asias gimimo metinės minime gimtinėje, dailininko Arvydo Každailio sodyboje. Į šią mūsų poezijos šventę atvyko poetai
Eugenijus Ališanka, Benediktas Januševičius, Sara Poison, Ieva Gudmonaitė, Albertas Skirelis, Aivaras Veiknys, rašytojas Rimantas Vanagas, aktorius Petras Venslovas ir skaitovė Irena Klaušinaitytė. Jis sako, tai yra ta tikroji laisvė. Bet sakau, kad kažkaip, kai aš žiūriu klausausi tų koncertų, yra ten tam tikra sistema, yra ten tam tikri sutarimai, tam tikros taisyklės. Sako, taip iš tiesų vis tiek jos yra, bet jų taip nesimato. Tai poezija irgi yra savotiška, sakykime, galima būtų lyginti poeziją su džiazu, yra irgi savotiška improvizacija ir iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tai gali būti tiesiog, visiškai laisva valia, laisva tvarka sudėlioti žodžiai. Bet gera poezija dėja yra kur kas sudėtingesnė, jinai turi savo vidinės taisyklės, turi savo vidinę logiką ir poetai, tiesą sakant, turbūt vargsta daugiausiai ne prie žodžių, o būtent prie tos vidinės eilėraščio logikos, kad tos žodžius sujungti taip, kad blyksteltų kažkokios prasmės, kad atsivertų į pats kalbos grožis, kad parodyti pasaulį truputėlį kitokį, negu mes įpratę matyti į kasdienybėje, eidami, nuleidę galvas ir matydami tik tai plyteles po kojomis. Tai eilėraštį, kurį pernai parašiau. Ei, broliukai kormoranai, kokie piemenys jūs gano, ko jūs klykėt, kam iškirtote apjakę kairėje rūpintojėlio akį. Ant karvaičių kapo kopos guli rėzas sutrūnyjas, iš lietuvninko rankovės lietuvybės dulkės byra. Gal dėsningai, o gal tyčia, bangos skalpeliu nurėžė preilą. Jūra ošia ar bažnyčia su mišiom už mano sielą. Parnidžio suskilęs kūnas naktį jau erškėčio krūmas, o iš dangiškos bedugnis leidžiasi ant delno. Dabar noriu pristatyti Albertą Skirelį, kuris yra, man atrodo, vis dėlto jis yra tokios satyrinės poezijos meistras ar žinovas, daugelį metų rašantis ir satyras, ir aišku, ne tik satyras, bet tiesiog turintis kitokį žvilgsnį į pasaulį. Tai Albertas Skirelis. Epigramos be programos. Ir pirmoji epigrama savo, kadangi mes patys save labiau mylime. Atvirumo minutė. Buvau visoks, dažniausiai blogas. Seniai jau laikas būt geram. Nekaltas juk žvaigždėtas stogas, velne traukė pragaran. Už du. Be laiko draugą palydėjo širdį ir tuščiai graudu. Ir kol nėra bendra gerėjo, vargšelis kliukina už du. Ursa minor. Dar pabūsiu tai skaidrėje, jeigu tik tai atsibusiu Oriono juostelėje jautriai ugnies nupaišyta į ozono akutę. Tamsėjanti ji ir be mūsų išsišvies į laukus, į regėjimą, bet jau tą kitą, sulementą iš tonų, iš melsvo kalbėjimo dviese, iš tingių judesių, vario kvapo, ramaus nupušimo. Ir jei dabar suklupsiu, išties man ranką, neleis pamesti savo kelio. Tu man erdvės, daug oro ir laisvės, dar truputį ramumos ir meilės. Daug man erdvės, daug oro ir laisvės, dar truputį ramumos ir meilės.
dvi balandžio pilnatys. Šviesi pavasario naktis. Visi langai plačiai į vėsumą atverti. Visi ąsočiai sklidini tirštos sulos. Ir kai 3 malūnininko dukterys išpurto didelės duknas, margi jų patalai pakvimpa miško vėjais. Jūs 3 malūnininko dukterys, jūs raudon plaukė seserys, vis tiek jūs šiąnakt neužmigsit. Pasikaišykit klostytus sijonus ir susikibę rankom bėkit paupin. Rožinis eilėraštis apie moterį. Moters diena, moters savaitė, moters mėnuo, gal metai. Laikas, cigaretė ir moteris. Žodžiu, smilkstantis moters laikas. Tiksliau, rusenanti laiko moteris. Laikina moteris, išsitepusi laiku. Kaistanti laikas nuo laiko moteris yra moteris. Tačiau laiko įkaitusi moteris moteriškesnė. Sudegusios moters nerekomenduočiau. Betgi svarbu štai kas. Ar moters laikas gali pastoti ir susilaukti laikučių? Moters lempelė ant moters stalelio. Moters kėdutė prie moters pintutės. Moters pagalvėlė, moters paklodytė ir moters anklodaitė. Didelėje vienišos moters lovoje. Vangi diena, nebent tik po audros, vangu taip būna tvenkinėlis, antys, keistai sustingusios jame, pakrančių, ne ta jau forma, bet šviesa, kurios pilni net akmenys atverst po jais, pasaulis kitas ten berniukas gaudo, auksinę pasakų žuvytę, raudės. Apie svorį kalbėjo sniego plunksnelėmis, moteris kudakavo apie pasaulio pabaigą, kvepėjo vištiena. Šis rytas, karkiau per miegus, šaukiau laiko užnugaris, vejama į vidurdienio viršūnės, kartojausis kartu su saulė, lupai pau baltai 2 kraujo spalvos obolius, jų formas skrodė orą, iš kurio virto garuojančios pakalnių žarnos. Zarasų padebesyse ar nebūtų, bet kasmet mes turim savo poezijos pavasarėlį. Ir nuo 1995 metų po Stelmužės ąžuolų buvo įteikta pirmoji Zarasų rajono metų literato premija Onai Kačkieniai. O vėliau kasmet ta premija buvo įteikiama mūsų rajono vienam iš literatų Jūratei Kisilytei, Danutei Pulokaitei, Osvaldui Vaičiui, Vasilijui Trusovui, Jūratei Mardosieniai Klimaitytei, Danutei Stankevičieniai, Vilijai Visockieniai, Gitanai Kavaliauskaitei, Vasalauskieniai, Giedrei Mičiūnieniai, Janiai Grigėnieniai, Danutei Drebulieniai, Feliksui Jakubauskui, Agniai Zujevaitei. O nuo 2009 metų premija pavadinta Pauliaus Širvio premijos laureato poeto Felikso Jakubausko vardu. Tad šios premijos buvo jau įteiktos Justui Jesėnui ir Leokadijai Malcieniai. O kasgi šių metų premijos laureatas? Dar visi mes laukiame šitos žinios. Turinė premija skiriama Giedrei Mičiūnienei. Už gyvą kūrybinį žodį, populiarinant Zarasų krašto kultūrą ir meną. Taigi, nuoširdžiausi sveikinimai gerbiamai Giedrai. Nebūtymės porceliano lėlės, galingi prie šešėlio ir trapus prie mirties. Taip sukamės kasdieniai karuseliai.